Sveiki! Pristatome antrą Active for Life laidą. Šiandien joje pakalbinsime Užupio Creative Clusterio prezidentą Vytautą Ratkevičių. Sveiki, Vytautai. Noriu pakalbinti Jūs, paklausti apie savanorystę. Ką manote? Sveiki, manau, kad savanorystė labai svarbus kiekvieno žmogaus gyvenimo etapas ir karjeros etapas. Tai pavyzdį savo. 10 metų gyvenau Anglijoje ir Airijoje ir kaip kiekvieną imigrantą vis sunkiai leisdavo į tuos jau šiltuosius darbus ir įdomiasias vietas. Jis pradėjo nuo Balkučių ir nuėjau į Airijos smulkaus verslo asociaciją ir sakau, kad aš savanoriausiu tol, kol pakviesi dirbti. 4 mėnesius savanoriškais pagrindais vykdžiau ten darbus, o po to pasikvietė į Airijos smulkaus verslo webmasterio pareigas. Tai iš principo, pakliūti kitaip, tai manau reikėtų 2-3 metų. O čia dalis, kai žmonės pamatė be įtampos, be dėlių įsipareigojimų savo norą dirbti vien dėl knygų iš idėjos, profesionalumą, tai buvo mano nuomonė sėkmingiausias karjeros žingsnis. O sakykit, kaip manot, šitas renginys turės įtakos žmonėms, pakeis gal šiek tiek į požiūrį apie savanorystę? Vienareikšmiškai. Tai klausimas, ant kiek didelis tas pokytis bus, priklausys nuo pačių žmonių, organizatorių, mentorių, nes tokio tipo renginys, kur savanorystė, verslo renginys, kūrybinės dirbtuvės ar kitaip vadinamas aukatonas, kiek aš žinau, Lietuvoje organizuojamas pirmą kartą. Ir čia bus kaip eksperimentas, toks, kurio aš labai laukiu, pačiam būtų labai įdomu, nes mano labai gyvenimas iš dalies tokiais. O šitas renginys, eksperimentas, kaip Jūs pavadinot, kam skirtas? Kokiems žmonėms, amžius, koksai turėtų būti? Skirtas, kiek aš jį suprantu, gana plačiam diapazonui, tai yra ir studentam, ir verslininkam, ir net ir mokiniam. Nes idėja yra susipažinti tarpusavėje, bandyti dirbti kartu ir savanoriauti, ir ieškoti savo verslo formų, išmokti kartu. Tai turbūt čia būtų ir mokiniams, ir studentams, ir verslo atstovams. Kaip suprantu, žmonėms turintiems idėjų ir norintiems jas... Pirmoji žmonėms turintiems idėjų, norintiems pokyčių. Ar tai būtų verslininkas, ar dar tik pradedantis žmogus. Ir svarbiausia norėti pokyčių. Ačiū už atsakymus. Geros dienos. Prašom, susitiksim renginyje. Būtinai.